Vyksta statybos didžiulės, Ignitis kiek ten tų keliasdešimt ar kiek ten tų milijonų pasiskolino, pastatys didžiulį parką visų mūsų lėšom, po to ten sakė per 50 metų visiems žmonėms gražins. Žinoma, tos jėgainės uždirbs ir žmonės patys mokėdami Igničiui už šitą žalią energiją gražins jiems ir pinigus. Nesmė. Gerai, nepolitikuojam. Vyksta statybos. Kažkur kažkas yra statoma ale tipo gero, ant kiek ten žalės, kiek nežalės, nesvarbu, o tuo pačiu niokojamas yra turtas. Tai yra ardoma kelio danga, keliamas pavojus eismo dalyviams, nes tokia tarša ant kelio automatiškai automobiliai praranda sukibimą, normalų, realų sukibimą, nors čia kelio lankstas, vingis toksai, nėra staigus, bet jis vis tiek yra. Tai jau pavojus, plus akmenukai kyla, tai jau pavojus daužyti stiklus automobilių. Patiems mums jau šitos statybos arti 300 eurų į minusą. Tai yra įdaužas stikle pakeltas akmenukas nuo šitos dangos. Tai yra kitame kelyje didžiulės duobės išplaktos, kelias ten baisus iš vis. Tai yra įlenktas galinis diskas dešinys ir tuo pačiu guolis, dabar reikia keisti guolį, o guolis keičiasi su visa stupica vadinama, nesmė. Tai brangus šitos statybos jau mums asmeniškai atsistoja gana brangiai. Ką mums to reikia, nežinau. Mums nieks nieko nekompensuos vienareikšmiškai. Tai va, bet dar ir ne tame esmė. Esmė tame, kad niekas nieko nedaro. Kviesta buvo policija 4 kartus užfiksuoti šitą visą pažeidimą, šitą visą. Jie patys gūščiai, pečiai sako, mes pas mus ribotos galios kažkokios tai ir panašiai. Vokietijai, pavyzdžiui, teko keletą metų padirbėti statybų sektoriui. Tai ten minčių net nėra tokių, kad galėtų sunkiasvoris kažkoks statybinis technika išvažiuoti į kelią Murzina iš statybvietės. Ten uždarytų, visų pirma, sustatytų visą statybą, atvažiavę tie patys policininkai, vieno ekipažo užtektų atvažiuoti išsikviesti, gero objektyvaus skundo ir tokios taršos, sustabdytų strojkę tol, kol išsiaiškintų. Tai įsivaizduoju statybą sustabdyti ten kokie nuostoliai. Čia policija sako, mes negalim nieko padaryti. Mes tik žiūrim, kad būtų tentas uždengtas. Jeigu tentas neuždengtas, baudą galim surašyti protokolą. O kad kelias teršiamas. Tai irgi yra tie patys pažeidimai ir tam yra ir galimybės. Jie tiesiog ir suprantat, negalima kaltinti ir policijas. Bendrai ir žmonių valia turėtų būti visų žmonių, visų piliečių, čia kas yra bendruomenė, ateiti ir užprotestuoti tokiam turto niokojimui. Šitas kelias naujai klotas, nauja danga, puikus kelias. Dabar šitie sunkvežimiai, kai pasibaigs statyba, tai čia iš to kelio bus žvyrkelis. Nes žvirgždas, jisai su padangomis, jisai ardo visą tą dangą. Mes turim katastrofišką situaciją iš tikrųjų bendrai. Ir aš manau, tokių vietų yra tikrai ne viena. Tikrai ne viena yra tokia vieta. Tai kaip sustabdyti tokius savivaliavimus ir tokius nieko nekreipimus ir mes kažką statom, o čia galim kažką tuo pačiu išgriauti. Logikos trūkumas smarkus ir toks ūkiškas veikimas iš tikrųjų. Plus, sakykime, žmonių apatiškumas iš tikrųjų. Visi ten kaip ir bamba, kaip ir skundžiasi, blogai, dar kažką. Bet net bendruomenės nieks nejuda, nieks nieko nedaro. Kodėl žmonės taip leidžia patys savo į kiemą nevažiuoja? Gerai, bet pro šalį važiuoja. Taigi sudraskys šitą kelią ir visi tą puikiai supranta. Nežinau.